Ivanos Bonos edukacinis klubas Estetikos someljė. Aš geresnis, mes skanesni, bet tai ne visą laiką taip veikia, nes jeigu mes pasižiūrėtumėm į pasaulio 50-uko geriausių restoranų, aš buvau iš to dabartinio sąrašo kokie 10 tų restoranų ir dalis man nepaliko milžiniško įspūdžio arba net tol aš net nustebau, kad jie tai galėtų pasiekti. Kaip tu žiūri į tą verslą? Ir ar tai yra verslas? Iš tikrųjų, šiai dienai tai yra brangus hobis, ypač šiuo momentu. Sinomavau butą ir padariau slaptą restoraną, 16 vietų. Na, tokia buvo mano pradžia, aš nežinau. Čia loftose? Ne, dar čia? Čia buvo šalia, bute. Šeimininkas po šiai dienai turbūt nežino, kas vyko pas jį bute. Sveiki, prieš jūsų akis tinklalaidė Estetikos stalas, kurioje kalbinu įdomiausius mūsų šalies estetikos kūrėjus, novatorius, mąstytojus. Ir šiandien turiu malonumą kalbinti virtuvės šefą, gastronomijos meistrą Liutaurą Čepracką. Malonu Jūs matyti, Liutaurai, sveiki. Sveiki. Susitinkame prieš pat tą birželio 13 dieną. Kaip įsivaizduojate, kas pasikeis jūsų restorano gyvenime, jūsų paties gyvenime, kai jūs gausite vieną ar kelias tas Mišelino žvaigždutes tokias geidžiamas? Na, iš tiesų miestas verda, gyvena paskalų lygiai. Dabar visi ekspertai, visi žino. Visi ten bando nuspręsti, kur tas atėjo inspektorius. Ar buvo pas mane, ar buvo pas tave. Tai aš tam procese nedalyvauju, nes esu įsitikinęs, kad nepriklausomai nuo to, kad mes gal ir atpažintumėm, kuris yra tas inspektorius. Bet čia yra labai paprasta. Jeigu tu gyveni Volkswagenus ir pas tave ateina inspektorius, tai Bentlis per vartus neišriedės, kad ir kaip norėtum, nors ten jie turi tam tikrų sąsajų. Ar mes laukiam, tai mes laukiam. Kaip gyvenam, su raminančiais iš tikrųjų. Nes tai sudėta yra beveik, kad sakyčiau, paskutinių ant metų triūsas. Ir dėl tos priežasties iš tikrųjų viskas, ką mes dabar darom, tai sėdim ant nervo, bandom sverti savo galimybės, lyginti save, pavyzdžiui, kad ir mūsų grįžimas iš ką tik buvusios kelionės, kurios metu apsilankėm tokiam, vėlgi, mišelininiam restorane, kuris mano gilių įsitikinimu, žinai, kaip tu galvoji, aš geresnis, mes skanesni, bet tai ne visą laiką taip veikia, nes jeigu mes pasižiūrėtumėm į pasaulio 50-uko geriausių restoranų, aš buvau iš to dabartinio sąrašo kokie 10 tų restoranų ir dalis man nepaliko milžiniško įspūdžio arba net tol aš net nustebau, kad jie tai galėtų pasiekti. Bet ten vėlgi, San Pellegrino sąraše, ten sprendžia kažkokie keisti žmonės, vedini keistų iš tikrųjų kriterijų, nes jau vien tas faktas, kad Maskvoje Vatrebitas buvo užėmęs 18 vietą ir aš jame buvau ir jis tikrai to nevertas, bet mes tiksliai žinom, kad jie vežėsi visus tos San Pellegrino vertintojus dideliais kiekiais ir visus nemokamai šėrė ir jie staiga. Tai ačiū Dievui, Mišelino prasme mes to neturim. Kas pasikeis? Na, kasgi gali pasikeisti? Mes pakelsim kainas. Norėjau klausti. Ir viskas. Aš nemanau, kad mes galėtumėm kažką pakeisti. Mes gal tapsime dar gražesni, nes galėsime investuoti daugiau pinigų į lėkštes. Ir va, čia mes kaip tik ir grįšim prie tos estetinės pusės, kad estetika brangiai kainuojantis dalykas. Taip. Va. Ir estetika restorane kuria ne tik skonio pojūčiai, ar ne, bet ir vaizdas lėkštės tos pačios, apie kurias minėjote. Viskas, ar ne? Kalbėkime apie, kaip gražu yra atsinaujinti, kaip gražu yra. Aš, pavyzdžiui, pasakysiu vieną dalyką. Aš nepripažįstu lietuvių dizainerių lėkščių. Ir niekada jų nepripažinsiu. Dėl vienos vienintelės priežasties. Jų gaminama keramika yra neskirta restoranui.
Ir aš galiu nusipirkti kokią nori jų gražiausią lėkštę, su sąlyga, kad jinai kainuos 3 eurus, dėl tos priežasties, kad dūžis bus toksai, kad aš nespėsiu jų mėtyti lauk. Ir tą aš pastebiu pas visus savo kolegas, kurie labai mėgsta. Vardais neminėsiu, bet pasižiūrėkim, pas jūs kas antra lėkštė ant stalo su nudaužytais kampais. Tai va čia vėlgi mes grįžtam prie temos. Ar estetika leidžia savo turėti ant stalo lėkštę, kurios nudužęs kampas? Čia jau nebe estetika. Tai estetika turi būti kartu su kokybė. Jo, kokybė ypatingai turi būti minimalizmas. Čia man labai juokinga yra, kai aš atsimenu, neminėsiu vardais ir pavardais, bet kalbėjau kažkada apie vieną objektą Vilniaus mieste. Reiškia, sakau, ten jie įsivaizduoja, kad jie padarė minimalizmą, ar ne? Mano akim žiūrint, minimalizmas yra pati brangiausia architektūros forma, kadangi ten už visą tą aplinką turi šnekėti medžiagos, ten daugiau nieko nėra, išskyrus sienas, grindis ir lubas. Ir minėdamas vieną objektą sakau, ir vat yra tokia vieta, kurią aš vadinu šipulių krūva, nes nemanau, kad realiai minimalizmas tai yra dailylentės ant sienų. Ir staiga žmonės, su kuriais šneku, sako, mes interjero autoriai. Ne, nuo to karto jie su manim mažiau sveikinasi ir bendrauja, nes aš pasakiau turbūt tai, ko neturėjau pasakyti. Bet tokia mano maniera, sakyti tai, ką aš galvoju. Tiesiai. Ja, o po to galvot, ką pasakiau. O be jūs paminėjote interjerą ir mes, kai kalbėjomės telefonu, mane nustebinote, jog jūs domina šitas sritis, esate įsitraukęs ir ne tik restorano kontekste, bet ir už restorano ribų. Jau pradėkime nuo to, kad gastronomiko jūs parinkinėjote meno kūrinius, ar ne, buvote kaip ir interjero bendrautorius, jeigu teisingai supratau. Atvirai pasakius, su gastronomika jau išėjo taip, kad aš per daug aktyviai kišausi turbūt į procesus. O mes nepamirškim vieną paprastų dalyką, kad architektai, interjero dizaineriai, tai yra žmonės, kurie mėgsta statytis paminklus savo už savo klientų pinigus. Ir kartais jų architektūriniai arba interjero dizaino sprendimai, jie yra nepraktiški, sakykim taip, nelogiški. Tu tik suteik galimybę tam interjero dizaineriui carte blanche. Tai jis tau pripirks lempų ir baldų tokių, kad užaktelisi tą prasme. Nesvarbu, kad po to greičiausiai tu ant tos sofos sėdėti negalės ir ta kėdė bus nepatogi. Mes kalbėsime apie tai, bet konceptualiai tai atrodys fantastiškai, ar ne? Ir va tada didelis klausimas, pavyzdžiui, restorane, apie ką aš turiu galvoti. Ar apie savo... Man, pavyzdžiui, su restikais yra taip. Imkim paprastą dalyką – kėdės. Greito maitinimo įstaigose kėdės turi būti medinės, nepatogios. Kadangi žmogus atsisėda, jis turi greit suvalgyti ir neždintis. Jam turi būti nejauku, nepatogu sėdėti. Paimkime restoraną. Čiagi mūsų tikslas, kad žmogus, kaip sakant, padėjęs savo apatinę kūno dalį, nenorėtų jos pakelti. Ir jis jaustųsi fantastiškai ir patogiai, nes nieko nėra baisiau, negu sėdėjimas ir galvojimas, aš noriu šią neždinti. Tai va, tai čia kalbėkime apie tokius dalykus, na, o tada prasideda įvairiausi dalykai, kurie... Aš, pavyzdžiui, niekad nesupratau tokių dalykų, kaip nupirkti restoranui lempą už 100 000, ar ne? Žmonės nežiūri į viršų. Žmonės į dangų pamiršta pasižiūrėti, ar ne? Jie dažniausiai savo po kojom, kuo vyresni yra, tuo liūdnesni ir tuo daugiau savo žiūri tik čia. Arba išvis į telefoną. Jo, arba į telefoną ir staiga ta lempa, jinai nebetenka jokios prasmės. Restorane esminiai pagrindiniai dalykai ir kokybė turi būti akcentuota į daiktus, kuriuos žmonės liečia. Va, ką mes viską galim paimti. Tai turi būti kokybė. Ir jo, įrankis, indas. Ir tada jau atsiranda. Bet vėlgi, atskirkime greito maitinimo restoraną, atskirkime kavinukę, kurioje esminis dalykas lėkštė už 3 eurus. Bet nelėkštė už 70 eurų, nes nepamirškim, kad dar egzistuoja restorane tokie žmonės kaip indų plovėjos, ar ne? O jos kai kuriais atvejais elgesi su tais indais taip, tarsi jie būtų pagaminti iš melamino, tai yra plasmasė ir jom vienodai. Ir aš, yra pas mus tokia dėžė, aš einu ir kiekvieną, kai einu, aš matau, kaip auga krūva tų indų, o pas mus kampelis nudūžta ir tu išmeti. Ir tai yra, aš jau pusėsi į savo dailininkai keramikai, sakau, dabar mes kaip Japonijai sudaužysim tas lėkštes, po to tai surinksi ir tvarkingai man su auksu jo. Bet tokių dalykų negalima plauti indaploviai, kadangi aukso glazūra nusiplauna. Taip, kad visam šitą bendram kontekste dėja, bet mano
viltis sudužo į šipulius. Kaip tos lėkštės. Tai žodžiu, estetika turi būti praktiška visų pirma patogi, ar ne? Jeigu esi 3 Mišelino žvaigždučių restoranas, kur konceptualumas, manyčiau, ima viršų, ar ne, o mes turim ir tokių vietų. Taip. Pavyzdžiui, vienas Italijoje restoranas, kuris beje buvo pavadintas blogiausiu Mišeliniu restoranu pasaulyje, dėl to, kad ten apsilankė kažkokie žurnalistai, jos labai nustebino visas tai, ką jie pamatė. Ten šefas yra, reiškia, padaręs savo įsižiojusio, taip, va tą burnos dalį, ir jis atneša tau tą pusveidį išsižiojusi, o ten viduj privaryta putų, kurios atrodo kaip seilės. Ir tu ėmi jo tą veidelį ir įsiurbi tas putas iš vidaus. Na, konceptualu savaime suprantama, bet ar britkokoka irgi. Tai va, tai aš vis tik tai vadovaujuosi tokiu principu, kad nenoriu taip stipriai šokiruoti žmonių, kad nebūtų po to. Ir beje, dar yra Mugaricas toks restoranas, tai net neša veidą ir ten ant to veido yra želė kažkokia uždėta ir tu turi laižyti, ta prasme, tą želę. Tai yra tokių pamišusių kartais restoranų. Mes nepriklausomėm. O kaip gimsta patiekalas jūsų restorane? Nuo pačios idėjos iki atsidūrimo lėkštėje. Kaip jūs? Patiekalas. Patiekalas. Išmokate ir pataisėte, ačiū. Radio ir telikė dirbau, tai man reikėjo. Tai gerai, patiekalas, kaip jisai gimsta? Nuo idėjos iki atsidūrimo ant stalo. Jis dažniausiai gimsta, kada aš būnu alkanas. Lovai. Pats geriausias laikas. Kada tu pradedi galvoti, ko tu norėtum, ką norėtum valgyti. Pavyzdžiui, aš beje, ir kartais tampa labai įdomių dalykų. Aš turiu dabar vieną patiekalą, kuris yra foie gras su perliniam kruopom ir su žalia tokia lėkšte. Žmonės, kurie valgo tą patiekalą, galvoja, kad lėkštė buvo sukurta specialiai tam patiekalui. Nes pačios kruopos yra visiškai žalios tokie emulsijai ir visa lėkštė numarginta tokiais perlinių kruopų dydžio žaliais taškiukais. Tai vat kartais va taip gimsta ir susilieja. Tas už tai labai malonu, mes turim tą lėkštoteką, pavadinčiau. Ir man patinka pirkti lėkštės, aš, kaip sakant, su mielu noru nusipirkčiau dar daugiau. Ir tada žiūri ir galvoju, kaip tu įsivaizduotum, ko norėtum toj lėkštėjai. O kaip jis gimsta tas patiekalas? Iš emocijos. Iš emocijos. Kalbant apie lėkštes, pavyzdžiui, yra tokių fantastiško grožio lėkščių. Aš atsimenu, vienam restikė valgiau ir galvoju, kaip norėčiau. Pasižiūriu, įsivaizduokit, vienos lėkštės kaina 280 eurų. Reiškia, jeigu tau plovėjas sudaužo tavo 208 eurų, tu nubrauki jau ką suvalgė. Ten aš net neįsivaizduoju, kaip galima tokias lėkštes turėti, nes pas mus brangiausia kaina kokie 7 eurų, pavyzdžiui. Kas, manau, irgi pakankamai nepigu. Tai čia dar turint omeny, kad mes perkam kaip tie, kurie profesionalai, paprastam žmogui, reiškia, kainuotų daugiau. Suprantu, jūs ne tik esate virtuvės šefas, bet ir restorano savininkas ir jums svarbus ir tie abu poliai ir kaip kūrėjo savo amato žinovo ir kartu ir verslininko, jūs turite sverti tuos dalykus ir kažkaip. Ten daugiau dar polių yra. Juk yra dar HR, ar ne? Taip, jo, taip. Tai, ir jūs visus šitos galus vadžias laikot? Jo, aš visur turiu dalyvauti betarpiškai. Vėlgi, kaip tu žiūri į tą verslą? Ir ar tai yra verslas? Iš tikrųjų, šiai dienai tai yra brangus hobis. Ypač šiuo momentu. Jūsgi negirdite ir nematote visko to, kas vyksta. Manau, kad iš tikrųjų tai šiai dienai mes ten didesnė dalis verkia. Bet nepolitizuokime dalykų, kalbėkime apie estetinius reikalus. Jūs darbė užklausinėjo dėl dizaino. Tai dizainė iš tikrųjų aš ten projektavau ne vieną dalyką pats. Ir keičiau kai kurios brangius sprendinius į pigesnius. Ir aš suprantu, kad pabaigoje iš tiesų nesigavo galbūt kaip tai galėjo gautis, žiūrint per tą jau ten kažkokią tai prizmę. Bet aš nemanau, kad gavosi blogai, nes žmonėms svarbiausias dalykas, ką aš girdžiu ir kokia mano buvo pagrindinė mintis darant restiką, tai kad žmonėms būtų jauku sėdėti. Jie atsisėdė, neturi norėti, kad jų nieks akių negadintų. Ir va čia atsiranda krūva niuansų, apie kuriuos nepagalvoja. Aš manau, 99% dizainerių nesupras, ką aš dabar pasakysiu.
Tai yra 3 raidės CRI ir nelabai supranta žmonės, kas tai yra. Ir turbūt 100% visų Lietuvoje esančių restoranų savininkų net neįsivaizduoja, kas tai yra, nes jiems tai nesvarbu. Jie nesupranta esmės, kas tai yra. O CRI tai yra Color Rendiment Index, tai yra spalvos atkūrimo, reiškiasi, indeksas, tai yra, jisai sako, kiek lemputė, jeigu mes imtumėm kaitrinės senasias lemputės, jų atkūrimo spektras yra 100%, kaip saulės. Ir tada šiais laikais labai madingi yra ledai. Ir ledai, kurie reiškiasi, kai žmonės, žinot, nusiperka tos pigius ledus, susisuka ir jie mėlyni vaikšto namuose. Tai va čia klausimas, ar aš noriu, kad mano lėkštė numirtų vien dėl tos priežasties, kad pas mane CRI 85. Kas jau kai kurių žmonių žodžiais tariant, būtų labai gerai. Pas mane 95-96, kas yra netoli 100. Ir va čia kalbant iš techninės pusės, juk esmė tame, kad jeigu tu nori, kad ledas būtų iš tų, kuris atkuria gerai spalvą, tai yra jau galerinio lygio apšvietimas, tada tau pardavėjas sakys savaime suprantama, kad tau reikia pirkti va štai tą itališką šviestuvą, jo kaina 600-700 eurų, nes čia tokie techniniai parametrai, nes čia nais yra taip bla bla bla, tralele ir taip toliau. Tai pavyzdžiui, pas mane susukta yra Sora kompanijos ledukai patys, kurie iš tikrųjų yra brangus, apie kurios Lietuvoje turbūt nieks iš vis nežino. Ir kada aš jos atsivežiau prieš 4 metus, nieks net neįsivaizdavo. Tie, kas pardavinėja šviestuvus, sakė, kad aš esu durnius, nes neegzistuoja tokių parametrų ledų, kurie nebūtų prabangus lediniai šviestuvai iš Italijos. O aš jam sakiau, nejaugi tas japonų kilmės amerikietis 2014 metais gavo Nobelio premiją už naują ledų gamybos, ta prasme, būdą. Gavo ją vien dėl to, kad Nobelio premiją šiai dienai dalina kaip bombonkės. Taigi, vat, ir pas mane ir egzistuoja tokie dalykai, kur žmonės net nesusimasto. O juk esminis dalykas yra, kad to apšvietimo dėka ir visos tos visumos dėka aš turiu aplinką, kuri nebada žmonėm akių. Aš renkuosi kėdes restorane, kad būtų, kaip jau minėjau, patogios sėdėti. Sukuriu aplinką, labai svarbus man apšvietimas. Negaliu pakęsti sėdėti restorane, kur nesimato maisto, nes aš važinėju, keliauju ir nieko nėra blogiau, negu mano žmona turi reiškia, savo telefonu šviesti, kuris vėlgi šviečia prastai. Taip. Arba sėdėti apšviestas, kaip va čia, daleiskim, čia man irgi būtų nejauku sėdėti restorane, jeigu aš sėdėčiau atsisėdęs lyg koks dramos teatro aktorius ant scenos, vaidindamas paskutinės vakarienės sceną. O svarbus santykis, pavyzdžiui, kažkokie atstumai tarp staliukų, aš, pavyzdžiui, visą laiką šitą dalyką labai atkreipiu dėmesį. Ar bandoma užstatyti viską kaip įmanoma tankiau, ar kiek tu girdi kitus žmonės, kurie sėdi šalia. Labai paprasti dalykai, bet jie kartais turi įtakos didelės. Kai aš nuomavausi patalpas, aš iškart pasakiau, susukit man akustinį gipsą. Ir man sako, o ką jo reikės? Aš sakau, aš esu 100% įsitikinęs, kad reikės. Ir jie įsusuko murmėdami ir aiškindami, kad jų tik manimų taip nebus. Tuo tarpu visam savo objekte, po to jau, kai įrengė be akustinio gipso, jie prisuko akustinį gipsą dėl to, kad išaiškėjo, kad jie nieko apskritai tam pastate funkcionuoti negali. Nes aidas, kuris atsiranda nuo to bendravimo, žinot, kai būna užeini ir tu savęs nebegirdėjai, jau nešnekant apie savo pašnekovą. Tai čia mes jau turėkime omeny, kad tai yra labai svarbu. Kitas dalykas, atstumai, jeigu mes kalbam apie bistro, jeigu mes kalbam apie Paryžių, apie Prancūziją, ar ne? Žinot, yra tokių restikų, kur kai nori atsisėsti, padavėjas stalą ištraukia, o nori nueiti į tualetų, turėjom pasakyti, ir jis jį ištraukia tam, kad tu galėtum išeiti ir grįžti. Tai kaip kai kurie žmonės pastebi, kad pas mus jiems patinka restorane dar ir dėl to, kad jie gali pasišnekėti nedalyvaudami kaimynų pokalbėje. Bet čia vėlgi viskas priklauso. Bistro, kavinė, mes nenorėkim sėdėti milžiniškais atstumais kofeinę, ta prasme. O tuo tarpu, jeigu mes kalbam apie kuo aukštesnės klasės restoranas, nors vėlgi ne vis laik taisyklė, tai tuose 3 Mišelinuose tu jau sėdi pakankamai iš vis per tokius ten atstumus, kur sunkiai gali girdėti. Bet turbūt tai yra malonu, ypač jeigu turi apie ką pasišnekėti. Taip. O jeigu ateini į restiką, kad pabrauzinti telefonu, tai gali sėdėti šalia viens kito, vis tiegi nieks nieko negirdi ir nemato. Tokie labai įdomus svečiai, kur jie tylūs, ramus.
O kokia jūsų politika, tų telefonų atžvilgių, ar pasakote? Mano giliu įsitikinimu, jeigu žmonės pas mane sėdi telefonus, mes kažką turbūt netaip darom. Telefonas, aš pats jį naudoju tam, kad nufotkint, ar ne? Taip. Ir niekur neskelbti. Bet pas mus restorane mes turim tokią problemą. Pas mus neina žmonių instagraminių daug. Mesgi kaip neprekiaujam šlamštų iš Alibabos, kuris kainuoja 3 eurus. Tai va čia ir yra niuansas. O tie žmonės, kurie yra mūsų svečiai, jie dažniausiai Instagramui stipriai nesinaudoja, nes tas socialinis exhibicionizmas, jisai, daugiau vis tiek būdingas yra jauniem tokiem potuštiem žmonėm, mano požiūriu. Bet aš turbūt jau senas, tai va. O socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, jūsų paskyroje, suprantu, ne jūs ten keliate. Oi, ne, aš apskritai nedalyvauju tokius dalykus, man nieks neleidžia nieko rašyti. Nes daug patiekalų, gražių nuotraukų ir aprašymų, mes bet viską tą darom. Taip. Bet aš nedalyvauju procese, aš labai džiaugiuosi, kad neturiu jokių socialinių tinklų. Apskritai džiaugiuosi, kad nieko gyvenime nestebiu. Ir nepaprastai džiaugiuosi. Kartais man tą parodo, aš tiesiog pasijuokiu. Bet vėlgi, čia turbūt yra jau amžius. O gal iš kitos pusės, aš tiesiog galvoju, kad gyvenimu ir savo laimę reikia džiaugtis, nerodant aplinkiniam žmonėm, kam bereikalingai to pavydo ir taip šičia užtenka. Tai aš mėgstu gyventi savo. Aišku, būtų įdomu pamatyti, man atrodo, po kokius Islandijos restoranus jūs keliaujat ir pas kokį hunarą valgyti, o pas kokį nevalgyti, kaip jūs pasakojate. Mes valgiam tikrai nemažai kur gyvenime, bet tebūnie mes valgome dėl savęs, o ne dėl kitų. Taip, kad aš būsiu nepopuliarus su socialiniais tinklais, mane labai jie juokina. Aš dar turiu gerbėjų, žinot, kurios mane maišo su mano tėvu. Aha. Jo, ir, pavyzdžiui, viena moteris, tokia labai nepiktybinė, jinai laiks nuo laiko prisimena, kaip aš gražiai dainavau kažkada. Sakė, jūs anksčiau taip gražiai dainavot. Vis prisimenu jūsų dainą, tu numegzk man mama skarą. O dabar labai skaniai gaminat. Ir aš galvoju, tuomet aš esu praktiškai kaip nemirtingasis Kaščėjus. Dėl to, kad mano tėvui jau virš 70, bet jai vis dar atrodo, kad tai yra vienas ir tas pats žmogus. O va. Tai aišku, mūsų žiūrovam reikia gal patikslinti, kas nežino, yra jaunesnės kartos, ar ne, kad jūsų tėtis yra žymus buvęs dainininkas, taip, ir daug. Ir tuo pačiu bendru vardu ir pavardę. Taip, tuo pačiu vardu ir pavardę. Ir numegzk man mamą. Jis dainavo, numegzk man mamą kelią. Taip, taip. Ir reikėjo berniukams. Jisai dainavo, reikėjo berniukam padangių plačių, tuo plonu balsu. Taip. Kaip sakant, jo, tai buvo tas laikas, turėjau aš tėtį. Dainininką, dabar turiu tėtį nedainininką. Vis Amerikoje gyvena. Va. Tai grįžkim prie estetikos ir etikos. Gerai, grįžkim prie estetikos ir etikos. Va, jūs etikos dar įtraukėte elementą, bet aš dar šiek tiek ir prie muzikos noriu staptelt. Prisiminiau, neseniai klausiau interviu su italų šefu Massimo Bottura, kuris pasakoja, kad savo degustacijos meniu dažniausiai komponuoja kaip operą, kurios jis klausydavosi būdamas mažas, jam mama visą laiką ją leisdavo ir aiškindavo, kur čia kokia dalis. Ir jis sako, mano visi degustacijai meniu turi pasibaigti tuo grand finale, kada žmogus išeina su atidarytų stalčium, taip sako, su nuostabos tokiu elementu. Žinau, kad kažkiek tas muzikinis momentas jums kaip pačiam turinčiam ir muzikinį išsilavinimą ir tokią štai šeimą irgi yra svarbus. Jūs irgi kažkaip komponuojate. Esu girdėjus viename interviu, kad turi būti kažkoks, apie natas, man regis, kalbėjote. Aš tiesiog sakiau, kad jeigu mes kalbam apie muzikos kūrėjus, tai jiegi girdi tą garsą galvoje ir man garsas yra skonis. Juk mes kalbam apie tą kompoziciją, kuri turi skambėti, ar ne? Tai galvojant apie kiekvieną skonį kaip apie garsą, aš kuriu mano gilių įsitikinimų pats savo. Vėlgi, mano įsitikinimu, žinot, mes čia turėjom tų politinių batalijų įkarštyje. Vienas, pavadinkim taip, šūdino popso prodiuseris pareiškia, kad maistas nėra kultūra, ar ne? Ir mane iš tikrųjų tai labai stipriai žydė, nes aš pagalvojau, kad viskas priklauso nuo to, kokį maistą
vadiname kultūra. Ir ne kultūra, aš savo profesoriui Rimvydui Laužikui sakau, profesoriu, ar jūsų manimo galėtų tai būti, kad maistas nėra kultūra. Jis sako, žinoma, jeigu maitinėsi kebabinėse, tai maistas tau nėra kultūra. Kalbėjau ne per seniausiai su Italijos, su Ispanijos ambasadore. Mes kaip tik buvom susitikę pasišnekėti apie tą patį maistą. Jis sako, mes kaip šalis esame pripažinę, kad maistas yra vienas iš esminių kultūrinių dalykų mūsų šalies istorijoje. Manyčiau tą patį, beje, tą patį paminėjo ir vienas iš Prancūzijos buvęs kultūros atašė Lietuvoje. Visą laiką tai buvo akcentas ir dabar, kai buvau Turkijos ambasadoriui, kalbėjau su ambasadorium ir jie tai pripažįsta kaip neatsiejamą milžinišką kultūros dalį savo šalies. Tiesiog reikėtų suvokti, kad esi tai, ką valgai ir kad maistas atspindi tą kultūrinę mūsų dalį. Ir maistas yra muzika, tik tai ta muzika, sakykime, arba meno kūrinys, vėlgi, jeigu tai pasižiūrėti ar ne, jeigu pagalvoti apie kompoziciją, tik mūsų meno kūriniai yra tokie neilgamžiai, jie nelabai tvarūs, jie suskamba trumpai, tol kol tu tai valgai. Ir jeigu tu esi įpratęs valgyti, reiškia, koldūnus ar virtinius, negalvodamas, ką valgai, nes tuo momentu esi įvedęs akis į telefoną, tai čia dar virtiniai labai gerai, ar ne? O jeigu tai kokie nors žuvų piršteliai iš pakelio pačirškinti kokiam nors rapsoliai, tai ten mes ir mirkomi kokiam nors prastam majonezė, tai mes apskritai, va čia nebe kultūra. Ir čia ne muzika. Čia popsas. Kadangi patiekalus kalbėjom ir kaip jūs tą degustacinį meniu sudarote, ar ne, apskritai apie tą muziką. Galim pašnekėti apie degustacinį meniu. Pradėkime nuo pradžios. Aš tikrai buvau pirmasis, kuris sumastė tokį dalyką, kad darysim Lietuvoje tasting meniu, degustacinius meniu, tai buvo jau virš 10 metų. Vėlgi ta mano istorija tokiagi, kad aš sunuomavau butą ir padariau slaptą restoraną, 16 vietų. Na, tokia buvo mano pradžia, aš nežinau. Čia loftose? Ne, dar čia? Čia buvo šalia, bute. Šeimininkas po šiai dienai turbūt nežino, kas vyko pas jį bute. Vėlgi mes niekam žalos nepadarėm, nes nepakeitėm nei interjero, nei nieko, bet teko man važiuoti gaminti stalus, važiuoti, aš tuo momentu Ikėjui pirkau, dar ta estetinė pusė nebuvo tokia, galimybės tokios. Tai tuo momentu tos degustacinės nebuvo, mes jį pradėjom ir iš tiesų pačioj pradžiai nuostaba didžiausia kėlė dalyką žmonėm. Jie sakė, mano bičiulis, kiek laiko truks? Sakau, 2,5-3 valandos. 3 valandos. Sako, tai ką žmonės veiks? Sako, tai mes nupirksim jam šaškių ir kortų, kad jie tarpusio tarp patiekalų galėtų pasilinksminti. Ir iš tiesų reikėtų juk suvokti, kad tai kaip ta pati muzika, mes kurdami degustacinį tą meniu stengiamės, pirmas dalykas, nesikartoti ingredientais. Ir visa tai yra kaip istorija, kurią tu pasakoji lėkštėj ir leidži žmonėm pakeliauti. Esminis pagrindinis dalykas, kad pagrindinė vakaro tema turi tapti lėkštė. Maistas, ar ne? Žmonės kalbasi ir čia mes kalbam apie socializavimą, apie mėgavimąsi procesu ir va čia ir yra, kaip tu sukomponuosi tą muziką toje lėkštėje, ar ne? Kokią tu istoriją pagrosi, kokią istoriją papasakosi, kokį filmą parodysi, galima būtų pasakyti taip. Ir kad žmonės ir išeitų, kaip Massimo Bottura jūs minėjot, kad tie žmonės ir išeitų, ateina pabaiga, ateina tie paskutiniai desertai. Esmė, pavyzdžiui, kaip ir porcijų dydis, jis turi didelę prasmę. Žmogus turi norėti dar, o daugiau nėra. Ir išeiti su to pasitenkinimu, kad jam trūko ir to, ir dar to norėčiau, ir ano, bet ir pačioj pabaigoje jisai išeina ir sako, su tą tokiu, žinot, vidiniu nusiteikimu, kad buvo gera. Taip. Čia lygiai tas pats, kaip nėra prastesnio įvertinimo restorane, mano akim žiūrint, kai tu paklausai žmonių, kaip sakyti, nors mes stengiamės neuždavinėti kvailų klausimų, nes, manau, nėra nieko prasčiau, negu užduoti klausimą. Žinot, ar skanu buvo? Ir dabar galvokite apie save. Jūs nedrįstate pasakyti teisybės, kaip didžioji dalis žmonių, ir jūs automatiškai priverčia meluoti, jeigu buvo neskanu.
Ir jūs sakote, taip, ačiū. O mintis galvojate, išgirstum, ką noriu pasakyti. Ar ne? Tai vis tiek žmonės išeidami iš restorano, kaip ir minėjau, blogesnio įvertinimo negu buvo įdomu. Čia yra tas pats, kaip išgirdus meno kūrinį, jūs pasižiūrėti spektaklio. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai nesu labai didelis modernaus meno ir konceptualaus meno gerbėjas asmeniškai, ar ne? Sakyčiau, man nuo vaikystės labiausiai vis laik patiko impresionizmas ir aišku, su ten, kaip pasakyti, aš nesakyčiau, kad esu apribotas tik tai juo, bet greičiausiai daugiausiai žinių turiu to laikmečio dailiai. Tai tas įdomu reiškia, kad žmonės nesuprato. Arba tiksliau sakant, jiems net nebuvo labai skanu, bet jie tai priėmė kaip, žinot, kaip kai žmona veržiasi į teatrą, o vyras yra priverstas sėdėti šalia ir galvot, kada baigsis. Tai manyčiau, kad tai yra didžiausias nenoras. Žmonės išeidami turi vis dėlto įsinešti emociją ir dar įdomiau būna, arba dar fainiau būna, kada senjorai supranta tai, ką tu darai lėkštėj. Nes kulinarijoje mes turim tokius nesuprastus menininkus, kaip tas Islandas, pas kurį buvom. Jis kaip tas konceptualusis menas, kurio nesupranti. Beje, ar buvo įdomu, ne? Tai va. O kaip jūs tada paklausėt restorane, kaip tam žmogui yra ta patirtis, ar neklausėt to grįžtamąją ryšį? Aš kažkaip tai stengiuosi ypatingai nelysti. Manau, pirmas dalykas, tai reikia suvokti vieną paprastą dalyką. Žmonės linkia patys pasakyti, jeigu jiems patinka. Ar ne? Jeigu nepatinka, turbūt irgi. Jeigu nepatinka, jie tyli. Nu, kaip kurie? Ne, tai egzistuoja tokių žmonių, kurie gali pasakyti, pavyzdžiui, aš tai daryčiau kitaip. Man gyvenime apskritai labiausiai patinka tie. Čia mes kalbam apie tą patį interjerą, ar ne? Mes kalbam apie visus tos dalykus, apie etiką, estetiką, apie ką nori, kada žmonės sako, aš tai daryčiau kitaip. Ir aš sutinku, kad žmogus, kuris tas sako, jis kažką daro gyvenime. Taip. Dažniausiai tą frazę mes išgirstam iš tokių, kaip sakant, bergždžių žmonių, kurie nieko daugiau nedaro, kaip tik sako, aš daryčiau kitaip. Bet patys nesugeba pajudinti pirštą. Tai iš tikrųjų tai nelabai ir svarbi ta nuomonė tokių žmonių. Aš daryčiau kitaip. Nes kritika turi būti konstruktyvi, ar ne? Jeigu mes ateiname į tą patį interjerą ir sakom, žinai, jeigu tu tą pastatytum ten, o tą pasuktum šitai, pa čia dar dadėtum štai šią detalę ir pamatytum, kaip naujai suskambėtų tavo interjeras, sutinku. Bet kad ateiti ir sakyti, žinai, man tai šiaip aš nemėgstu raudonos spalvos, ar ne? Nu, bet mes išeikim iš, kaip sakant, objektyviai, pažiūrėkime, ar konceptualiai ta raudona čia teisinga ir tai, kad tu subjektyviai kažko nemėgsti, tai nereiškia, kad turėtų būti kitaip. Tai jo, mano gilių įsitikinimų. Mes galim dar pašnekėti, pavyzdžiui, namą dabar projektavausi. Aha, jūs man pasakot telefonu. Tai pradžiai pasikviečiau po tokius žymius architektus, jie pradėjo vaikščioti man po sklypą ir sakyti, kaip aš gyvensiu. Aš pagalvojau, ar aš labai norėčiau gyventi taip, kaip jūs norėtumėt, kad aš gyvenčiau? Ne. Tada susiradau jauną architektą ir susiprojektavau taip, kaip aš norėčiau gyventi. Ir beje, bus įdomiausia, kai aš baigsiu ir pastatysiu tai. Nes dabar sekantis etapas keliauja link interjero kūrimą. Va. Nes aš sutinku, pas mus yra tikrai nuostabių interjeristų, ar ne? Žmonių, kurie yra nepaprastai talentingi ir kuriuos tu matai ir gražu pasižiūrėti. Kai kurie iš jų labai brangus, treti brangus, o ketvirti super brangus. Ten jau, ta prasme, vidutiniškų ir pigių nebūna, nebent tu užčiumpi žmogų, kai jam yra dar kokie 21 metai ir dar jisai negavo galimybės pasireikšti, tai aš labai mėgstu irgi ieškoti tų jaunųjų talentų ir tokiu atveju galiu pačiau pastebėti mano fotografę, pavyzdžiui, yra nuostabi, kur maistą man fotkina, ar ne, tai jinai vienintelė mums dabar fotkina, dabar jinai dirba juvelyrikoje, tai Martina Paukštė, tai aš ją užčiupau, kada jinai mažutė, jaunutė mergaitė buvo, jinai sako, man paskambino, sako, aš Liutauras Čeprackas, noriu, kad jūs man pafotkintų, bet jinai sakė, aš taip nustebau. Dėl to tarp mūsų dabar žinoma yra to mikro tokio fotografavimo. Ir mes esam dabar iš tikrųjų, tarp mūsų yra tas emocinis ryšys, kuris grinai per tą, taip malonu, nes mes, kaip sakyti, ta pradžia buvo jos, vieni iš pirmųjų.
O interjerė lygiai taip pat. O didesnė dalis tų interjeristų, taigi jie yra to Pinteresto brauzintojai, ta prasme. Pažiūrėkite į mūsų interjerus rengiamus konkursus. Tai, kad tu brauzinai Pintereste prieš 2 metus, šiais metais viskas bus konkurse. Ir kas antras interjeras, kaip dabar tie visi ovaliniai veidrodžiai, auksas priderintas prie baltų stalviršių ir marmurinių, arba ten kokia bronza ir visą tai įpinta šiek tiek tamsiai žalių, ten tų žalių, mėlynų naujų tonų. Taigi tie visi interjerai nulaižyti viens prie vieno, ta prasme, jie klonai yra. Tai man tokių interjeristų nereikia. Aš pakankamai, kaip sakant, galėčiau, jeigu tokį šablonišką daiktą padaryti, tai čia apskritai nėra kas veikti. Taip kad aš daugiau norėčiau save, aš vat už tai, man tai patinka, aš išgyvenu tą jaudulį iš ankstinę, kad galėsiu pasireikšti. Išsireikšti, jo. Pasireikšti, išsireikšti. Man labai patinka statybos, nes aš juose esu nemažai praleidęs savo pradžiai gyvenimo. Be abejo, jūsų pastate yra Doleta, o aš buvau Doletos atstovas Vilniuje, kai man buvo 20 metų ar 21. Tai taip sakant, jo, aš su statybom turėjau daug ką bendro, man labai patinka statybos ir man labai patinka, kai statybininkai bando mane apgaudinėti, aiškindami, kaip čia reikės daryti. Aš beje visai neblogai prašiau trimatį projekcijai, taip kad aš jam nupaišau visus reikalus ir pasakau, kaip turėtų būti. Todėl, kai man pasako, taip neįmanoma, aš sakau, čia gal ir jum neįmanoma bus šitaip. Va, tai kaip ir toks ir yra tas gyvenimas restorane. Aš nusipiešiu savo lėkščių, aš bandau pasidaryti kažką pagal taip, kaip aš įsivaizduoju ir manau, kad tai yra nesustojama kūryba. O tas nuostabos efektas, wow efektas jums yra svarbus, nes dabar ir pasakote apie keletą restoranų, kurie turbūt to ir siekia, bet truputį iš didelio rašto išėjo iš krašto, norėdami nustebinti. Ar ne? Bet kiek jums tai yra svarbu, kad žmogus... Pavyzdžiui, sausas ledas, ar ne? Didesniai daliai žmonių atnešus tą indą ir įpylus karšto vandens ant to sauso ledo ir jis pradeda ten rūkti dūmai, jisgi turbūt didesnė dalim sukels kažkam tai wow efektą, ar ne? Bet tai yra pigu. Azotas tas pats. Žinot, azotas savo metu, kai ten pilstėsi, galbūt atrodė tie dūmai rūkstantis ir visokie ten tie dalykai, viskas tai atrodė nepaprastai įdomiai. Ir buvo tokie virtuvės mitų griovėjai. Aš nuo to karto, kai jie sugadino patį įvaizdį, niekada jo nevartoju. Vien dėl tos priežasties, kad man tai atrodo per daug banalu. Ir dabar ant dienų buvo mano išleistuvės vieno iš vaikų darželį. Ir atvažiavo tokios 2 merginos, akivaizdžiai geriausiu atveju baigusios 12 klasių, pradėjo pilstyti azotą. Ir aš pagalvojau, na jeigu dabar jau ir vaikai azotą pilsto, nejaugi čia gali būti daugiau wow efektas. Ar ne? Tai vulkanus turbūt kažkokius bandė. Ten vulkanus, ten ledus jos gamino, šaldė visokius popkornus, ten ir visokius kitokius dalykus. Na, kitaip sakant, visas tai banalūs tie dalykai, kurie kažkada labai stebino. Nepamirškime molekulinės virtuvės atsiradimo, nepamirškime, kaip vienas Amerikos tuo momentu žvaigždė pasakė, kad už 5 metų žmonės negaminantis molekulinės virtuvės principais, o pas į restorane ir meniu galėjai suvalgyti, nes jis buvo ant valgomo popieriaus atspausdintas, sakė, bus užpūsti laiko dulkėmis. O šiandien beveik to nėra. Nors, ką tik buvo paskelbtas ant Pellegrino 50-ukas ir pirmoje vietoje yra Disfrutar restoranas Barcelona, kurie gavo 3 Michelino žvaigždę ir kurių tikrai pusė patiekalų yra nevalgomi. Bet ten jie stebina žmonės. Bet, pavyzdžiui, jeigu turite jautrius dantis, ten yra minimum 4 patiekalai jų meniuke, nuo kurių jūs sėdėsit susiėmę už žandikaulio, taip kaip sėdėjom mes visi prie stalo. Kiti pusė yra žiauriai skanus. Ir in overall ten yra suderinta tas, reiškiasi, nuostaba, bet ačiū Dievui ten dar ir skanu. Pusė labai skanu, pusė tik tai keliantis nuostabą. Bet ar tas restoranas geras? Tikrai. Aš pasakysiu, kad experiences buvo tikrai neblogas. Geras. Yra ir geresnių bendrai.
Jūsų restorano aprašyme aš pastebėjau, ten buvo toksai įvardymas, jog Liutauras parduoda ne maistą, bet kuria, perteikia emociją ir kad ta emocija yra labai svarbus dalykas, kad kokią emociją žmogus išsineš po vakarienės, po pietų, nesvarbu, kas tai būtų. Ir aš apie tą emocinę dalį noriu pakalbėti. Dažnai va dabar ta tema yra tokia turbūt aktuali, emocinė, nežinau, sveikata, gal net įvardint taip galima, kad yra toks didelis kontrastas tarp to, kad restorane sėdintys žmonės yra atsipalaidavę, pakilios galbūt nuotaikos, galbūt kažką švenčiantis, o virtuvėje yra didelė įtampa, stresas, kiekvienos sekundės skaičiavimas. Ne pas mus. Ne pas juos. Tai va apie tai noriu. Pas mus emocinė prasme, norėčiau pastebėti, čia buvo užsukę ne per seniausiai, toks švedas buvo. Užėjo į virtuvę ir jis sako, Jėzus, čia pas jūs taip ramu. Emocinė prasme pas mus sukurta yra aplinka. Pirmas dalykas, nelaimingi žmonės negali gaminti laimingo maisto. Mane vis laik juokina, mane du tipai žmonių juokina. Tie, kurie sako, aš neturiu laiko, aš toks užimtas neturiu laiko, reiškia, pasi kažkas prastai su jo planavimu. Ir mane juokina šefai, kur virtuvėje tu užeini, ten kaip armija, jisai pradeda rėkoti, aš galvoju, nejaugi, aš žmonių taigi nedresuoju kaip beždžionėlių. Kitas dalykas, mes ne armija. Ir emocinė atmosfera restorane, darbuotojų emocinė atmosfera, tiesiog sakant, komandos šioje situacijoje, jinai yra vienas svarbiausių dalykų, todėl aš labai jautriai reaguoju. Manau, sakyčiau, kad empatija man nesvetima ir aš labai jautriai reaguoju ir labai jaučiu bet kokius povandeninės bangas, todėl mes labai atsargiai lipdom kolektyvai žmonių, kurie viens kitam būtų priimtini, neliptų ant mozolių ir kad nekurtų ginkdėvė jokių frakcijų, intrigantai pas mus yra nepakenčiami. Svarbiausias dalykas, žmogus eidamas į darbą, jis turi jausti malonumą iš to, kad jis eina į darbą, nes jeigu jisai jausis eidamas į prievolį ir jo vienintelis tikslas bus greičiau pabėgti namo, tai mes tuomet subirėsim, ta prasme, mes negalėsim padaryti nieko. Juk tai yra, kada turi atsakingus žmonės, tau nereikia jų kontroliuoti. Kontrolė yra vienas iš tų dalykų, kuris man nepatinka. Aš nemėgstu, kai mane kontroliuoja, todėl aš galvoju, kad pagrindinis tikslas turėtų būti gyventi tokioj terpėj, kur žmonės jaučia asmeninę atsakomybę ir tuomet nebereikia vaikščioti ir jiems žvelgti per petį klausiant, ar padarė ar nepadarė, nes jie tai daro dėl to, kad tai, mano manimu, jiems yra savaime suprantamas dalykas. Ir už tai pas mus žmonės dirba, kai kur, pavyzdžiui, nuo atidarimo 7% 9 metai dirba tie patys žmonės. Tai manyčiau, čia yra įrodymas, kad reiškia labai gera atmosfera. Žmonės nenori eiti iš darbo. Iš mūsų žmonės neišeidinėja, mes dažniausiai juos esame priversti atleisti dėl jų neatitikimo. Sakyčiau taip, ne mano net keliamų standartų, o jų kolegų požiūrį į juos, kad žmonės nenori dirbti su tais žmonėm. Ir viskas. Tada automatiškai ačiū, viso gero. Nes man svarbu, kad tie, kas ateina į darbą, nejaustų. Jie nenorėtų pabėgti iš jo, kuo greičiau. Deja, tokia darbo etika vyrauja nemažai kur, ar ne? Kada žmonės nesijaučia gerai darbe, bet jie sako, kad aš esu priverstas tai daryti dėl tos priežasties, kad aš vis tiek turiu dirbti, kad uždirbti pinigus. Aišku, aš nekalbu apie jaunimą, vėlgi čia mano nuskambės labai įdomiai. Ta socialinė grupė žmonių apskritai dirbti nieko nenori, jų pagrindinis tikslas tapti Instagramo žvaigždėm ir viską gauti nemokamai. Va, kaip sakant, greitai ir efektyviai tapti milijonieriais. Taip. Dar krypstant jau į pabaigą, noriu jūsų paklausti, kaip jūs žiūrit apskritai į tą fine dining, nežinau, koks čia tiesioginis būtų vertimas tos aukštesnio lygio restoranų patirties. Kas yra fine diningas? Jūs ką tik pasakėte, tai yra potyrio restoranas. Potyrio restoranas. Taip. Gražiai. Tai yra potyrio restoranas. Tai ne aukštesnės klasės. Taip. Tai ne, nors jis apibūdinamas kaip mažas šeiminis verslas, bet tai yra potyrio restoranas. Potyrio restoranas.
Juk mes ateiname tam, kad patirti kažką to, ko mes negalime patirti namuose. Ir frazė, pavyzdžiui, tokia yra, kai girdėjai, oi, aš namuose pasigaminu neprasčiau. Tai tu buvai ne restorane, tu buvai knaipiai, bistro, valgykloj. Ir savaime suprantama, tu ten gali pasigaminti neprasčiau. Aš irgi galiu susikalti taburetę, bet Le Corbusier krėslo aš nepasigaminsiu, dėja su visa pagarba, kaip sakant. Tai čia visas ir yra tas niuansas, kad manyčiau, niekam nekyla išėjus iš mūsų minčių, kad jie galėtų atkartoti tai, ką mes padarėm. Ir tai yra labai ilgas, kruopštus darbas. Ir, pavyzdžiui, kai sako, fine diningo restoranai yra atgyvena. Ne, dabartinė gyvenimo realybė yra tokia, kad iš tikrųjų paprasti restoranai, paprastos valgyklos, paprastos edyklos, jos gali būti pasmerktos ne išnykimui, bet robotizacijai. Ir kalbant apie tai, ką mes darom, ten robotais dar dirbtinio intelekto. Ne, tai dirbtinis intelektas jisai taip, bet klausimas, kada jisai, ta prasme, ateis galbūt toks laikas, bet aš vis tik tai esu įsitikinęs, kad čia reikia daug žmogiškos emocijos. Ir ar fine diningas miršta? Ne. Bet ar didžiausia problema yra žmonės. Mes rinkoje nebėra kas dirba, nes žmonės nenori dirbti šitą darbą. Juk jis yra sunkus. Čia ne tas variantas, kad, žinote, aš dirbsiu nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį pas mane laisvi ir apskritai aš bevelyčiau dirbti iš namų ir per dieną skirti nedaugiau 5 valandų darbui, nes visas likęs laikas reikalingas man tobulėti kaip asmenybei. Tai kas gamins valgyti? O mūsų darbas tikrai sunkus ir čia bet ir yra niuansas atsirinkti ir tos pačius jaunus žmonės rasti, kurie linkia atsiduoti tam, kadangi tai yra jų pašaukimas. Tai puiku, mat kaip tik tą ir norėjau paklausti, ar turi daugiau optimizmo negu René Redzepi, pavyzdžiui, kuris kalba apie tą fine diningo tokį, na, iš tiesų, pabaigą gal net sakyčiau, jis taip įvardyja, bet suprantu, kad čia didesnė problema yra žmonės ir žmonių pritraukimas, ar ne? Aš tai siūlyčiau jam pasižiūrėti tą Woody Alleno filmą, kur vis keliavo, reiškia, per tas epochas, ar ne, ten apie Paryžių, jo, kur sakė, o, va, tenais laikais tai viskas buvo daug geriau. Taip. Nukeliauja nuos laikus ir kiekvienais laikais egzistuoja žmonės, kurie vis aiškina, kad tai jau yra pabaiga, kad pasaulis pasikeitė, mes niekad nebegrįšim ir kad pat anksčiau tai buvo. Neromantizuokim, mes patys kūrėme ateitį ir jeigu, kaip sakant, aš suprantu, kad kai tu pardavinėjai gyvas krevetes ir aš asmeniškai nedidelis René Redzepi esu talento gerbėjas, jeigu taip rašytis, man niekad autoritetas nebuvo su savo keistų požiūrį į maistą. Nepažįstu nei vieno žmogaus, kuris išėjęs iš nuomos pasakytų, kad skaniai pavalgė. Visi pasakė vieną žodį – įdomiai. Ir tuo pat metu žinau ne vieną pasaulio šefą, iš kurio žmonės išėdami į restoranų sako, kad tai yra nerealiai skanu. Tai čia turbūt reikėtų atskirti. Čia tas kaip... Taip, yra tam tikra meno rūšis, kurios ateina ir išeina. Ar ne? Mados tokios tendencijos. Jo, tai mados. O egzistuoja tokie šefai, kurie yra nepavaldus madoms. Amžinatelis Džuelis Robišonas, daleiskim, ir visas jo maistas buvo nepavaldus madoms. Ir šiai dienai mes turime žmonės, kurie tiesiog moka skaniai gaminti valgyti. O čia, viskas, cirkas išvažiavo. Tai savaime suprantame, kada tu suasmeninį savo asmeninės problemas ir visą tai sulieja į vieną visumą, tada tau atrodo, kad kažkada ir apie Michelin Guidą sakė, jis jau baigėsi, o dabar jis kažkaip tai gyvuoja ir įsivaizduokit, pasirodo jis reikalingas ir visi nori ir kvailas tas, arba tiksliau sakant, melagis tas, kuris sako, kad jam nereikia. Žinoma, kai negali kažko gauti, tau nebereikia. Kai važiuoja pro šalį Bentlis, daugelis žmonių sako, šlamštas, kai sugesi ten, tiek taisyti. Bet kai turi pinigų nusipirki ir negalvoji, kad tai šlamštas. Tai čia viskas priklauso. Mes, Liutaurai, sėdėm su jumis prie stalo, kad ir jis ne restoraninis, gal čia nelabai būtų patogu lėkštės ant jo padėti.
Jis yra dekoruotas molio tinku, beje, aš čia dabar jau apžiūrinėti jį. Bet aš turiu tokį simbolinį klausimą pabaigai. Ką ant estetikos stalo galėtumėt padėti, kaip jums šiai akimirkai kažkokią estetikos simbolį, ar atributą, ar ingredijentą, ar patiekalą? Kas jums Aš visą šitą stalą galėčiau nudėlioti miniatiūriniais daikčiukais, greičiausiai konditeriniais, tokiais kaip miniardiais, kaip mini desertais. Tik tam reikėtų dar sugalvoti būdų, kaip integruoti į tą stalą tuos visus daikčiukus ir aš manyčiau, kad konceptualiai jį galima būtų išnaudoti ir tam. Aišku, jeigu tu nuklotum į lėkštėm su karbonadais, tai čia mes turėtumėm liūdną vaizdą. Bet iš kitos pusės, netgi estetiškai, tie desertai galėtų būti tos pačios spalvos, kaip šitas stalas ir priminti kažkokius tai, kaip ant, sakyčiau, didelės ledo lyties pažyrę maži ledo gabaliukai. Ačiū už šitą viziją. Pamastysim apie tai. Aš nemanau, kad jums tai vertėtų daryti, bet čia kaip pas mane interjerė, pavyzdžiui, auksas, ar ne? Ir man visi sakė pačiai pradžiai, Jėzau, sako, tu darai restoraną kažkokiem naujiem rusam. Ir dabar kažkaip ne vienas atėjęs nepasako, kad tas auksas jiem užkliūna, ta prasme. Ir man jisai gražus. Taip, kad aš manyčiau, kad svarbiausias dalykas, tai kada viskas kaip tai atrodo. Ar aš norėčiau nuo tokio stalo valgyti? Gink dieve, ne. Nors čia kojų neturiu kur pasikišti. Ačiū labai už pokalbį. Ačiū jums. Dėkui.